Vyrai žino geriau. Iš tikrųjų, neslėpkim, vyrai žino geriau, o moteris žino mažiau. Ir mes skubame jums į pagalbą. Kas yra nuošalė? Iškilo klausimas ir statistikos departamentas įrodė, kad 93% moterų negali paaiškinti, kas yra nuošalė. Ir moteriai iš vis neįmanoma paaiškinti, kas yra nuošalė. Kas yra nuošalė, jos nežino. Mums pasidarė keista. Todėl mes išbėgome į gatvę ir paklausėm nūdienų moterų, ar jos tikrai yra tokios durnos ir nežino, kas yra nuošalė. Žiūrim į ekraną. Nieko nežinau. Nežinot, kas yra nuošalė? Ne. Tai ta prasme, kas yra nuošalė? Žiūrėjau, kur? Nu va, nuošalė, parodyk tu. Ai, futbolą kažką. Jo! Tai kai išspiria už ribų aikštelės. Nuošalės terminas, kur yra šiaip naudojamas? Nuošalės Terminas. Gal darže? Einam. Ai, futbolė nuošalė. Aš žinot, kad bijau pameluoti. Na, meluokit drąsiai, moteris meluoja geriau. Ne, nieko negaliu pasakyti, kad nepasirodyčiau. Vyrai meluoja daugiau. Vyrai žino geriau. Gal futbolo aikštelėje kažkas? Kas yra nuošalė? Štai klausime jūsų. Vyrai žino geriau. O, tu žinai, kas yra nuošalė? Vyrai žino geriau. Eik tu, nusižiūrinėtoja. Kas yra nuošalė? Литовишки не супранту. Плохо разговариваю. Nu, по-русски. А что это такое? Nuošalė. А что такое Nuošalė. ношаля? Nuošalė. Ношаля. Nušalo nuošalė. Шала. Ну а что это такое? Nuošalė. Nežinau. Не знаю. Nežinau. Kas yra nuošalė? Ką žinau? Ne, ką žinom. Kas yra nuošalė? Nuošalis. Kas? Nuošalis. Koks nuošalis? Nuošalė. Nuošalė yra nuošalis. Šalikas yra šalika. Ne čia, o ten. Eik. CTV vyrai žino geriau. Kas yra nuošalė? Kas yra nuošalė? Čia apie futbolą? Kas yra nuošalė? Nežinau. Kas yra nuošalė? Nuošalė kas yra? Kas yra nuošalė? Paaiškinkit, kas yra nuošalė! Iš tikrųjų, neslėpkim, buvome gatvėse ir pamatėme, kad moteris iš tikrųjų nežino, kas yra nuošalė ir tai net sudaro 95%, departamentas buvo teisus, bet mes esame tam, kad jums padėtume. O kitaip sakant, esame ne mes, o mes pasikvietėm dar du vyrus Vilniaus futbolo klubo Vektra žaidėjus, kurie moteriams išaiškins, kas po Vilnių yra vis dėlto ta nuošalė. Dėmesio į ekranus. Vartai. Ir ta prasme, spiria į vartus ir nuošalė yra tada, kai nėra žaidėjų prieš iš kitos komandos. Ir teisėjas duoda nuošalę. Ar aš gerai paaiškinau? Apie futbolą. Na štai tokia ekspertų nuomonė, tai tokie patarimai, supratot, nesupratot, bet mes pabandysime paaiškinti žmonišką kalbą. Nuošalė tai yra labai paprastas dalykas. Tai tiesiog, suprantat? Koks jūsų reikalas, iš tikrųjų, koks jūsų reikalas, kas yra nuošalė? Į puodus, į makaronus ir viso gero, kaip sakant, vyrai žino geriau. CTV LT